Sveiki, šiandien mes jūs kviečiame praleisti dieną su žymia rašytoja, dramaturgė, eseistė, o taip pat nemažiau žymia keliautoja Jurga Ivanauskaitė. Dabar esame prie jos namo durų ir bandome skambinti. Tikiuosi, rytinė kava jau ruošta. Labą dieną. Rytį bet. Labas rytas. Ar jūs nemanote, kad gyvenant čia vakarų civilizacijai galima kažkiek pasisemti iš tų rytų filosofijos ir džiaugtis gyvenimu? Ir nebėgti, neskubėti, nesirgti depresijom nuo to viso nespėjimo? Tai aš manau, kad man tas ir pavyko, nes aš visą laiką sakau, aš netapau galbūt tikra budistė, bet aš tikrai išmokau būti daug optimistiškesnė negu daugelis lietuvių ir ypač negu daugelis lietuvių menininkų, kurių, reiškia, depresija yra privaloma kūrėjo savybė. Tai aš šito kažkaip atsisakiau ir turbūt tame bėgime, reiškia, moku atrasti kažkokius, kad yra akimirka, bet kad ta akimirka būtų mano, nebūtinai, reiškia, 5 valandas sėdėti prieš sieną ir medituoti, bet tiesiog kažkur, galima ir troleibuse medituoti, atvirai sakant, žinai, važiuoji ir gali galvoti apie ką tik nori ir padaryti, kad tai iš tikrųjų tau būtų pauzė ir poilsis tam tikras. Lėkštelė iš čia, puodukai čia. Čia mano su katinais. O čia yra ištisa kolekcija, milžiniška visokių tigrų ir katinų. O kodėl būtent? Aš nežinau, žinok, aš turiu maniją, absoliučią maniją tigrams ir proti jokį tigrą negaliu iš viso praeiti pro šalį, nei gyvą, nei kokį nors pliušinį. O kodėl būtent jie? Nežinau, aš net kartais sakau, čia turbūt reikia psichoanalitiko klausti, žinai, bet man iš tikrųjų yra tokia tikra manija. Aš pamatau kokį paveiksliuką su tigru, man tiesiog, kaip narkomanai būna toksai kaifas, žinai. Tai čia yra. Tai arba buvau tigras, arba mane tigras suėdė, kai kas sako, kad gal buvo toksai, reiškia, tragedija ir dabar niekai pamiršti negali. Katinas jau nori gerti arbatą. Tai va, tai man aš kažkaip rytuose, kai žmonės tokie yra atitirpę nuo visų savo vidinių ledų, aš jaučiuosi žymiai geriau. Bet jūsgi nesate gimusi rytuose, jūs taip pat šiaurietė šiek tiek. Aš šiaurietė, bet aš sakau, kad aš čia kažkaip per klaidą esu nukritusi šitą šalį, man taip visą laiką atrodo. Nes aš rytuose iš tikrųjų kokio Indijos aš atsigaunu, kai yra karšti 35 laipsniai, aš labai gerai jaučiuosi. Kai visi kiti aplinkui jau alpsta ir jau paeiti nebegali, man tai yra nuostabu. Labai tai nemėgstu tiesiog tamsos. Tamsa tai mane užmuša ir aš vis taip stengiuosi gelbėtis visokiais smilkalais, žvakėm ir panašiais dalykais. Manau, reikia tą katiną, ne, ačiū Dievui, nulipu. Ai, užteks gal. Dar šiek tiek. O jūs apskritai virtuvėje, jūs sakėte, kad čia jūsų kūrybos vieta ir praleidžiate daug laiko. Tapydama tai daug laiko praleidžiu, net visą sieną išterliota jau dažai ir darosi. Nu va, prašau. Talentingai. Vardas pavardė? Jurga Ivanauskaitė. Amžius? Nutylėsim. Šiaip aš nesibijau savo amžiaus sakyti, bet kažkaip pasižiūrėjau, kad kitos moteris taip tada jį gudriai slepia. Tai nesakysim šiuo atveju. Šeiminė padėtis? Su kate gyvenu. Profesija? Profesijų daug. Tikroji profesija yra dailininkė, grafikė, knygų iliustratorė ir plakatų specialybė, plakatas teatrinis. Aš dabar esu rašytoja ir žurnalistė, ir fotografuoju, ir kuo toliau, tuo daugiau profesijų. Arba nei vienos. Laimėjimai, apdovanojimai, nuopelnai Lietuvai. Turiu ordiną, reikia įpalauk, aš tiesiog reikia išimti ir parodyti, aš neatsimenu, kai
O, jis yra, bet prašom šito nerašyt, kad aš neatsimenu, kokio jisai laipsnių. Kažkur tai čia pas mane yra, jeigu aš jį dabar sugebėsiu rasti. Va. Jo. Kunigaikščio Gedimino ordiną pasirodo. Ir ordinas yra visiškai nepritaikytas moterim, nes negalima ant lengvų drabužių, tik prie švarkų galima. Reikia turėti specialų švarką. Buvau, bet labai trumpa. Žalingi įpročiai? Žalingi įpročiai šiuo metu nėra jokių. Iki naujų metų buvo rūkymas, o dabar jau beveik mėnuo, jau tiesiog galima sakyti, nėra. Nu, mėgstu ilgai pamiegoti šiaip, bet aš manau, kad čia nėra žalingas įprotis, čia yra tiesiog šiaip. Galima tai vadinti miego joga, pavyzdžiui, savo miegi. Sapnuoji, lepinis. Vyrai. Ką? Turiu daug draugų vyrų ir labiau mėgstu su vyrais bendrauti negu su moterim dažniausiai, nes tiesiog tai yra kažkoks tai visiškai vis tiek yra kitoks realybės matymas ir moteriai kartais būna labai naudinga pamatyti ir pasaulį ir daugelį sudėtingų situacijų iš kitos pusės. Tai jeigu yra kažkokios problemos, tai visada labiau mėgstu su vyrais tartis negu su moterim, nes moterų būna. Dažniausiai tokie patys patarimai, ką aš pati galiu sugalvoti. Draugai. Draugai norėčiau, kad būtų daugiau laiko su draugais bendrauti, nes kaip jau kalbėjom, kad yra klaikiai daug tų visokių darbų ir bėgimo ir tiesiog nebėra tokių vakarų, kai būdavo, man atrodo, visi mes tos sovietinius laikus keikėm, bet tada mes labai vis tiek, man atrodo, daug tinginiavom ir būdavo galima su draugais sėdėti per naktis, nes kitą dieną nelaukdavo jokie darbai nei vieno, o dabar visi yra tokie labiau savo darbo draugai negu vienas kito draugai. Alkoholinis gėrimas. Raudonas vynas absoliučiai vienareikšmiškai. Laisvalaikis. Laisvalaikis, kad mano laisvalaikis nelabai skiriasi nuo darbo, nes mano, sakykime, tapyba kokia nors yra malonumas, iš tikrųjų toksai, čia ar Konfucijus, ar kažkas sakė, kad reikia rinktis tokį darbą, kad jis būtų ir laisvalaikį. Automobilis. Automobilio neturiu. Transporto priemonė. Pėsčiomis arba kartais troleibusu, nes ten yra visiškai kažkokia kita publika negu tie ratai, kuriuose aš sukuosi ir kartais pamatau, iš tikrųjų tą kitą Lietuvą, važinėdamas troleibusu, kuriuos mes jau nebematom. Ir labai mėgstu pėsčia vaikščioti, tai po centrą, po senamiestį visur stengiuosi apibėgti pėsčia ir visą laiką galvoju, ar pirkti automobilį ar nepirkti, bet antra vertus galvoju, kad tada prarasiu savo pomėgį vaikščioti. Religija. Religiją nemėgstu labai siekti kažkokių etikečių ir sakyti, kad aš budistė ar aš esu katalikė. Ir antra vertus, man atrodo, kad tai yra toksai labai intimus ir labai asmeniškas dalykas, kad tiesiog taip pasilieki savo. Pinigai. Pinigai? Nesu tokia visiškai pinigų vergė, bet irgi nepriklausau tai grupiai žmonių, kurie gyvena vien dvasia šventa ir apie pinigus nekalba arba laiko, kad čia sakyti, kad, sakykime, mano knyga tapo bestselleriu ir uždirbo man daug pinigų yra nemandagu. Tai kol kas iš tikrųjų mano knygos yra perkamos ir antra vertus dar turiu papildomų įvairių darbų, tai su pinigais kol kas santykiai neblogi yra. Praėjusiame gyvenime buvau. Katė. Iš pradžių maniau, kad buvau gal koks budistų vienuolis, bet manau, kad buvau katė, arba buvau kažkas, kas suėdė tigras. Mes jau apie tai kalbėjom ir iki šiol turiu maniją tigrams. Jurga Ivanauskaitė po 10 metų. Aš manau, kad aš būsiu ko gero labai panaši, nes aš taip, man atrodo, esu įstrigus kažkur tokiam, maždaug tavo metuose ir tik tai išoriškai, fiziškai kažkaip keitiesi, o tas vidus vis tiek visą laiką lieka toks ir man atrodo, kad visi žmonės turbūt panašiai gyvena. Nemes kelio dėl... Dėl takelio, bet nežinau, aš nelabai, tos patarlės man kuo toliau, tuo labiau dažnai atrodo tokios įtartinos, nes takeliais pašliaužiojęs ir pavaikščiojęs gali rasti labai įdomių dalykų. Ir mano gyvenime kaip tik yra labai daug takelių, aš tą savo kelią tiesų į vienintelį tikslą labai dažnai visokiais kitais takeliais nueinu. Liūdesys. Liūdesys, manau, kad liūdesys kartais būna visai naudingas ir šiaip jau reiškia tokia turint profesiją, kaip mano, tai jis būna net ir visai produktyvus. Kai yra liūdesys, aš dabar, pavyzdžiui, esu labai pradėjus žiūrėti poeziją, eilėraščius, tai liūdint daugiau žymiai, kad ateina tų eilėraščių, negu džiaugiantis ir jeigu nebūtų liūdesio, tu nežinotum, kas yra džiaugsmas, tas irgi yra dalykas. Nes... Man vis mano pasakė liūdesys, sielos džiaugsmas. Tai kad, aišku, būna, reiškia, kažkokios iš tikrųjų netektis ir didžiulės problemos, tai tada tas liūdesys jis yra negatyvus. Bet šiaip tai aš manau, kad tai yra tokia labai kūrybinga būsena.
Tai ką, dabar keliaujame į miestą, kur laukia mūsų. Taip. Jūsų laukia įvairūs susitikimai, o paskui grįšime namo ir namuose. Jo, dar baigsim visokių darbelių. Oška. Telefoną žiūrėjau. Tai su mikrofonu. O šiaip tai man atrodo, kad čia labai tokia vieta baisi prie pat stoties, nes aš gyvenau Tauro gatvėje, pačiam centre, bet paskui man čia kažkaip labai pradėjo patikti. O Rašytojų sąjunga jums tai yra tokia oficiali organizacija ir iš tikrųjų vyksta kažkoks boheminis gyvenimas? Man nėra visiškai oficiali šiuo metu, nes aš kai tik įstojau, tai man tada be abejo tai buvo be galo svarbu ir tada tai buvo ir kažkoks tai prestižas ir kažkokios privilegijos. Ir be abejo buvo labai įdomi ir pati bohema, ten trečias brolis arba suokalbis, ta kavinė. Bet paskui per tas keliones aš labai atitolau nuo visų savo kolegų ir kažkaip mes su kitais žmonėm kartais net yra žymiai įdomiau su paprastais žmonėm bendrauti negu su tais didžiaisiais menininkais. Ir dabar man yra visiškai formali tokia organizacija kaip profsąjunga. Mes tik kartais juokaujam, kad yra gerai tuo, kad tiesiog Rašytojų sąjunga mus ir palaidos visus. Nes mes mokam nario mokestį, tai paskui anksčiau buvo įsipareigojami pirkti bent jau karstą. Čia aš labai makabriškai, aišku, kalbu, bet... Ir aš tada sakydavau, kad man karsto nereiks, nes aš noriu, kad mane kremuotų ir pelenus tiesiog išbarstytų, tai man net ir šiuo atveju nereikalinga Rašytojų sąjunga, tiesiog kažkoks yra įprotis. Ką mėgsta Lietuvos auditorijos skaitytojai? Labai sunku prognozuoti, netgi leidžiant, sakykime, tas knygas, kurios yra absoliutus bestselleriai užsienyje, jie Lietuvoje kartais visiškai nesuskamba. Pavyzdžiui, tokia buvo Kovos klubas Čeko Palakniuko, kuri visam pasauliu buvo super kultinis bestselleris, iš tikrųjų labai gera knyga. Lietuvoje jos niekas nepirko ir netgi dabar aš mačiau knyginę yra kainuoja ten 80 centų ir tikrai Lietuvos publika yra labai neprognozuojama. Ir čia kol kas aš nežinau, turbūt arba galbūt jos tiesiog yra per mažai tų skaitytojų, sunku juos suskirstyti grupės, bet tiesiog negali pasakyti, kad skaitys tą, o nuo neskaitys. Arba, pavyzdžiui, toksai fenomenas kaip Galinos Dauguvietytės Perpetuum mobile. Tai yra iš viso perkamiausia, turbūt pastarojo dešimtmečio knyga, jos yra, aš nežinau, kiek tiražų, nėra pralenkus visas kitas. Kodėl jinai toks fenomenas? Nelabai aišku. Ir mano pačios knygos irgi yra perkamos ir jos visą laiką yra tarp tų bestsellerių. Ir man daugelis prikaišio, kad aš sąmoningai turiu kažkokius tai planus slaptus, žinau, kaip tą bestsellerį parašyti, bet tai aš esu visiškai intuityviai kartais pasiseka pataikyti. Intuicija vis tiek yra toks kaip ir Dievo balsas. Ir nuo šito nenutos, nes mane, pavyzdžiui, labai sukrėtė, kad per visą šitą tsunamį pietryčių Azijoje nežuvo nei vienas gyvūnas. Žuvusių gyvūnų buvo nerasta ir visos tokios pirmykštės gentys, kurios iš esmės vadovaujasi būtent intuicijos, irgi sugebėjo nuo to tsunamio pabėgti, nes buvo manoma, kad tos pirmykštės gentys jos visos nuplautos nuo žemės paviršiaus, jas dabar neseniai atrado. Tai padarė intuicija, ko negalėjo padaryti moderniausia technika. Tūkstančių žmonių neišgelbėjo, intuicija išgelbėjo ir žvėris, ir gyvūnus, ir tokius žmonės, kurie iš tikrųjų tą šeštąjį pojūtį įsiklauso. Ir aš tiesiog asmeniškai žinau, kad kai aš pradedu grinai, aš tą intuiciją taip savyje nutildau ir sakau, kad reikia vadovautis proto ar marketingo ar kažko, aš kartais padarau labai tokių esminių klaidų. Va čia dabar sukti reikia. Galbūt mūsų civilizacijos problema yra ta, kad viskas yra apskaičiuojama, suplanuojama, perkama, parduodama. Tai man atrodo, mes tiesiog liaujamės gyvenime, mes pasidarom toksai sraigtas, kažkokios mažas sraigtelis didelės mašinos besisukančios. O kur išeitis? Išeitis, aš manau, kad kiekvienam žinoti, kad tu darysi po truputį sraigtų ir nesidaryti to sraigtų. Stengtis būti žmogumi ir tiesiog mokėti pasižiūrėti save ir pamatyti ten daug įdomių dalykų. Tai dabar keliaujame matyti įdomių dalykų ir Rašytojų sąjunga.
Čia toks yra kaip ir kino studijos filialas pasidaręs. Priimamasis. Labą dieną. Jo, čia šitą reikia padėti čia matomoje vietoje. Gerai, tai tada ačiū. O iš 100 neturi, turėsiu. Štai čia jūsų knyga. Aha. Būtent pro čia visi iškeliauja į Anapilį, nes čia visi yra ir šarvojami, visi rašytojai. Šitoj vietoje? Jo, šitoj salėj. Ir mes čia, kai ateinam, tai visada kažkaip tai būna ir ta mintis, kad pro čia iškeliausi į aną pasaulį. Čia yra trečias brolis arba suokalbis, tai jau čia tokia pati garsioji bohemiška kavinė, taip. O jūs čia dažnai lankėtės? Ne, nu anksčiau tai be abejo, aš anksčiau neišeidavau, bet jau čia buvo seniai prieš visas keliones į rytus ir netgi prieš visus sąjūdžius, man atrodo. Va, žiūrėk, antri spalis gruodis. Žurnalų numerį? Antri. Tai va tau reikia ir ieškoti. Reikia, kad špokaitė, va, asistentė. O! Čia aš esu. Jo, čia aš man atrodo, mes čia ko gero net ir surasti. Turi būti špokaitė viršelė. Jo. Va. Va, nu tai va, tai ačiū Dievui. Nagi špokaitė. Čia jūsų... Nes man tas tekstas kažkur tai dingo iš kompiuterio, aš dabar noriu daryti knygą iš visų savo interviu, tiesiog va, yra kažkur 30 jau tų pokalbių su skirtingais žmonėmis, aš noriu tokį rinkinį, aha. O su kuo labiausiai patiko kalbėti? Įspūdį didžiausią paliko? Nu, žinau, su visais labai skirtingi, pavyzdžiui, su kokiu Grebenščiku labai patiko, nes aš paniškai bijojau, jis iš pradžių klaikiai maivėsi, buvo toksai jau super zvizda, o aš turėjau tokį baltą, nes jisai labai tibeto budizmų domės ir yra toksai pagarbos ženklas uždėti tokį baltą šaliką. Ir jis iš pradžių taip atsainiai kalbėjo, aš paskui paėmiau tą šaliką, uždėjau jam tą šaliką ir jis iš karto visiems pasakė, nu davaite, mes čia kalbėsim, nežinau, gal kokias 2-3 valandas išvaikė tos visus savo klapčiukus ir mes su juo labai, nu tikrai labai šauniai, bet taip pat kaip rusai sako, dušai, reiškia, apie viską pasišnekėjau. Vartydama žurnalą, atkreipėte dėmesį, tarkim, į madų puslapius, kas ten dabar madinga, kas kur ką nusipirkti, ar visiškai praverčiat ir ne? Atkreipiu, pasižiūriu, visada kažką pasiskolinu, bet šiaip, nu, jau seniai turiu savo stilių ir taip nesu didelė vergė mados. Noriu elementariausių dalykų, saugumo, švelnumo, gerų žodžių, galimybės pasijusti maža ir silpna, bet tai labai nefeministiniai žodžiai. Nu tai, kad aš ir nesu tokia labai feministė, man atrodo, viskas manyje telpa. Čia, žinok, seniai daryti, aš visą laiką, manau, iš manęs kažkas juokiasi, kad jeigu surinktų visus mano interviu, tai visi būtų absoliučiai skirtingi. Man atrodo, žmogus toks yra tekantis kaip upė ir gali keistis ir pažiūros, ir nuotaikos, ir netgi tos didžiausios taisyklės ir tos gali keisti. Aš šiek tiek iš kito pasaulio be abejo jaučiuosi, bet aš daugelis testų jaučiuosi šiek tiek iš kito pasaulio. Ir nelabai aš ir noriu šito pasaulio ir derintis. Mažai sveria ta moteriška tiesa. 2002 metai, čia jūsų. Knygos meilės vertinimas. Jūs esate iš tų, kurios laiku priduoda visą medžiagą. Karalynės matote, bet iš šių puslapių yra dar kažkas. Aš taip patologiškai pareidinė. Taip, viskas, žurnalas suradom, svarbiausia. Gerai, tai tada ten. Iki. Kartais net ir mama būna man, Lolita Varanavičienė. Tiesiog viskas viename asmenyje. Ir jinai labai iš visus savo autorius labai globoja ir jeigu kartais reikia ar paguodos ar kažko, tai vat ateini į leidyklą pasišneki. Ir sprendži daugelį problemų. Gerai, keliaujam tada šnekėti apie jūsų naują knygą. O čia kas yra? Kaip Marsi žemėje laimės ieškojo. O kaip jums kilo mintis išleisti knygą? Aš kada iš viso, tai mano profesija, viena iš mano... Labą dieną. Va, čia yra Lolita. Prašome užeiti. Labą dieną. Labą dieną. Aš ką tu parodysi? Nu, ką tu man parodys? O, prie žydų augalas. Tai žinau, bairis yra tas, kad kai tu išmeti šitą gėlę,
pasakiusi, kad tavo katė gali ją nusinuodyti. Mano katė buvo mirštinai beveik apsinuodijus šitą Nes gėlę. pridėjau puansetės lapų. Tai tu ją, palikai. Taip. O aš ją priglaudžiu. Tu pažiūrėk, kas iš jos išėjo. Tai čia yra mano gera Čia yra energija. tavo energija. Tu šitą gėlę pametei, mes ją Ne, aš jai atpompavom. vis tiek siunčiau. Nu, nepasakom. Čia mūsų indiškus ir pastangų dėka, tu pasižiūrėk. tibetietiškus. Jinai buvo va tokia, va, pernai metais per kalėdas. Pažiūrėk, kas darosi. Nu. Jinai neturi žydėti apskritai. Nu, prašom prisėsti. Dabar svarbiausias dalykas, čia visom leidyklom artėja knygų mugė ir čia visiems yra didžiulis bandymas ir šito. Ir tarp kitko, Jurga, dar noriu paprašyti, bet sekmadienį panašių laikų yra Golino Kalau irgi pasirodymas toj pačioj erdvėj. Vis tiek jinai, manyčiau, norėtų, kad būtų jos sielos sesių, sakykim, taip. Gerai. O šiaip jinai jau patvirtino, tikrai atvyksta, viskas su ja gerai. Tai superžvaigždė Australijos atvyksta. Jurgos Ivanauskaitės knygos populiarios, labai perkamos. Tai aš laikau gerai perkamų rašytojų tą, kurio ne viena knyga, ne dėl kažkokio atsitiktinumo tapo perkama ir paskui arba žmogus niekada neberašė, arba kitų knygų jau jis nebeparašo. Aš kalbu apie rašytoją, kurio visa kūryba yra labai domimasi. Tai Jurga yra tokia. Ką jinai be padarytų, mes kartais jau negražiai juokaujam ir sakom, kad išleidus telefonų knygą su Jurgos pavarde, ją tikrai galėtum sėkmingai parduoti. Aš anksčiau bijodavau eiti į knygyną, kai yra mano nauja knyga, aš knygynus aplenkdavau tokiu lankstu ir net jeigu man reikėdavo nusipirkti kažkokią kitą, ne savo knygą, aš bijodavau eiti, nes aš pamatysiu savo išleistą knygą. Tai jau dabar jau kažkaip praėjo maždaug 20 metų, aš jau kažkaip pati su savim susitaikiau, bet būdavo šitą. Man čia neseniai liepė pasakyti vienu žodžiu, kas yra Jurga. Ir aš tiesą pasakius taip išsigandau, nes tą žodį surasti nebuvo taip paprasta. Ir vis dėlto aš pasakiau profesionalumas. Ir tą galėčiau... Profesionaliai rašysiu ant kortelės. Rašyk profesionaliai, tai Giladas su klaustuku. Žmogaus, kuris tiek dirbtų ir dirbtų tikrai gerai. Žmogus, kuris niekada nevėluoja. Žmogus, kuris apskritai žodžio žmogus, pareigos žmogus, kas sunkiai dera su menininko prigimtim atrodytų. Tai yra profesionalos savybės. Tai ką, po dienos darbų, po visų reikalų mieste mes grįžtame į namus pas Jurgą Ivanauskaitę, kur mūsų dar laukia begalės visokių įdomių užsiėmimų. Taigi kviečiame užeiti. Kažkokie su medum žiedlapiai, tai irgi kantams buvo labai didelis O čia klevo sėklytės. O čia klevo sėklytės jau. O šiaip yra sunkiausias mėlynas spalva, nes aš jau net metu kantį ir uždengiau dabar. Labai neišlaiko augalas, nes matai, va čia pavyzdžiui yra žibutės, bet jos tokios, dar šiek tiek to mėlynumo yra. O čia reikėjo jau dažyti, o čia tik tos delfinijos, tai jos jau lieka mėlynos. Kad ilgą laiką galėtų kabėti, tai reikia nutušuoti. Jo, nes tada ta spalva užsifiksuoja ir tas augalas taip labiau prilimpa užsifiksuoja. Nes jeigu jau nupurški laputai, tada nebeblunka tas augalas, jis būna kaip po stiklu. Nu va šitą galime imtis. Ir tiesiog ten reikia, kaip žinai, nieko sudėtingo tame nėra. Aš paimsiu. Nu tiesiog stengtis, kad lygiai, žinai, tiesiog visą laiką tą spausti ir kad toks lygiai kaip plėveliais paskui pasidaro. O toje vietoje, kur paleidai? Visur. Čia žmonės, kurie dirba sunkiam sąlygom, turi gauti pieną, tai mes tau duosim katės. Katė išskirtala, katė jau lipa sienų nuo kvapo. Pasirodo, net meno pasaulyje tenka dirbti sudėtingom kvėpavimo tokiam sąlygom. Na va, kaip gerai turėti asistentę, nors ir vienai dienai. Nes paskui jisai po jau vakarop jisai bus toksai nebeblizgės. Nes specialiai yra blizgantis lakas, kuris duoda tą blizgančią faktūrą. Nu va, visi apsinuodijo, visi jau, nu. Kosinami dabar įsišnekėti. Nes aš dažniausiai iš ryto nupurškiau, paskui tiesiog išeinu kur nors ir kad paskui įsivedina viskas. Katinas dar gyvas? Katinas gyvas. Bet tarakonų turbūt nėra jūsų gyvose. Čia dabar darbą reikia paimti, kad nes paskui katė dar užlips ir prilips. Spausti katė? Jo, nes ne kartais į dažus įlipa, tai paskui visur pripėduoja tokių pėdų. Raudonų ir mėlynų. Nu va, čia galime pradėti nuo bet ko, galime pradėti nuo to kampo, ten yra egiptietiškos katės visokios, ar nuo Budos. Nu, tai baisiai kruopsiai, tai žinai. Ne, tiesiog galime žinok drąsiai, taip, va tiesiog 1, 2 ir va čia 1, 2.
O jūs apskritai daug dėmesio skiriate namams, namų jaukumui? Nu, tai stengiuosi skirti vis tiek, mano namai kažkaip iš viso yra labai svarbus dalykas. Kiek angliškų principų mano namai mano tvirtovė. Taip? Bet jūs tokia kosmopolita atrodote. Nu, vat kai aš kažkaip apsiginu, ką jūs dabar tyčiojatės iš mano katinų. Jisai pats labai nori filmuoti. Vakarų Europai budizmas ir budos statulėlės yra tapę mada. Nu, tai čia jau senokai, čia jau, man atrodo, jau kokius vos ne 200 mečius į Lietuvą, tai dar tas tik ateina. O šiaip budizmas yra nepaprastai populiarus Holivude. O dar Ramsaloje būdavo Dalai Lamos paskaitos, tai atvykdavo tokios žvaigždės kaip Richardas Gyras, kaip Uma Thurman. Ir čia pat, reiškia, jie visi sėdėdavo tarp eilinių tibetiečių, klausydavosi Dalai Lamos paskaitų. Ir be to, budizmo, pati ta doktrina yra tokia suvokiama šiuolaikiniam protui. Nes kad pasaulį sutvėrė kažkoks tai dėdė, kuris sėdi danguje, rojus ir pragaras, visi šitie dalykai mūsų nelabai įtikina, o budistinė tokia ta teorija yra beveik astrofizikai artima ir apie pasaulio sutvėrimą, ir apie pasaulio egzistavimą, ir apie žmogaus egzistavimą. Tokia nesipjauna su mūsų šiuolaikinio žmogaus pažiūrom. Oi. Einam puoštis. Čia, žinai, net neaišku, nuo ko pradėti, nes visose dėžutėse yra pilna visokių papuošalų. O čia kauliniai? O čia dramblio kaulas turėtų būti, bet aš manau, kad čia yra tiesiog šiaip kokios nors karvės kaulas. Nes netgi su tais tibetietiškais vaistais aš žinau, kokius čia vaistus veža ir kiek yra visokių mitų apie juos apgaubta. Pačiam, sakykime, tibetiečių bendruomenėse, tibetiečiai visi veržiasi lygiai taip pat prie vakarietiškų vaistų. Jie šventai tiki aspirinų, jie įsitikinę, kad aspirinas pagydys nuo visų ligų. Lygiai taip, kaip mes šventai tikim, kad tenais koks nors tibetietiškas vaistas, jisai išgydys nuo visko, nuo vėžio, nuo kraujospūdžio, nuo ko tik nori. Kaip tai atėjo? Visų pirma, ar tai yra būtina? Ta fazė tokia pradžioje įsimylėti, būti fundamentaliai ir paskui gilintis ir galų gale suprasti, kad iš tikrųjų viskas yra ne taip. Aš manau, kad kiekvieno kelias yra labai individualus, net Buda sakė, kiek yra žmonių, tiek yra budizmų, tiek yra kelių į tą tikėjimą ir į Dievą ir į nušvitimą. Tai kiekvienas gali eiti savai, bet svarbiausia, kad nebūtum apdurnintas, nes budizmo tikslas yra visų iliuzijų atsisakymas, o ne pasidaryti savo dar papildomų kažkokių tai iliuzijų, papildomų sapnų ir apsunkinti savo gyvenimą kažkokiu dar vienu melu. Kad tu esi labai šventas, kad tau ten čakros atsiverinėja, auros platėja ir keičia spalvą. Čia iš esmės, man atrodo, iš tikrųjų yra mažo vaiko žaidimai. Ir vis tiek, man atrodo, kad kiekvieno žmogaus tikslas yra suaugti ir daugelio tų žaisliukų atsisakyti. O ne vietoj vietinių žaisliukų dar susirasti kažkokių egzotiškų žaisliukų. Įsivaizduoti, kad tu praktikuoji tantrinę meilę, kad tau tuoj atsivers trečioji akis, čia viskas yra iš tikrųjų, man atrodo, tiesiog toksai smagus dalykas. Netgi patys, bet pas Dalai Lama kartais sako, vienas kaupia pinigus ir perka ten Mercedes ar Ferrari, kitas iš tos pačius pinigus ten prakrapštinėja trečiąją ar kokią nors aštuntąją akį. Bet iš esmės yra vienas ir tas pats materializmas, kad su dvasingumu ir su tikrąja religija tai nieko bendro neturi, su tikruoju tuo giliu tikėjimu. Ir man iš viso atrodo, kad visi tie dvasiniai dalykai vyksta labai tyliai. Ir jeigu jau žmogus kalba 100 laidų ir aiškina apie savo nušvitimus ir apie savo didelius dvasinius pasiekimus, kad tai jau yra rodiklis, kad turbūt jo pasiekimai nėra tokie dideli. Nes kiek aš žinau, iš tikrųjų dvasingų žmonių, jie visi buvo labai kuklus, labai paprasti ir apie tai niekada nekalbėdavo, kad ir koks monsinjoras Vasiliauskas Kazimieras. Jis buvo pabrėžtinai paprastas žmogus, bet tiesiog šalia jo būdamas, tai jausdamai, kad esi šalia švento žmogaus. Nors jis visada juokdas, koks sakydavo, aš šventas, ką jis čia valgo kotlėtus ir taip toliau, taip jis pabrėžtinai paprastai apie save kalbėdavo, bet ir iš tikrųjų buvo unikali asmenybė. O ką jūs galite papasakoti apie savo pažintį su Dalai Lama? Iš tikrųjų, kai jisai čia buvo Lietuvoje, būdavo absoliučiai viskas įdomu. Nes jisai turėjo važiuoti į Kauną ir jisai labai ilgai dėrėjosi su apsauga, kad jam leistų sėdėti priekinėje sėdynėje, nes protokolas neleidžia, nes yra ir jis kaip mažas berniukas, jis taip, aš noriu. Ir jam jo apsauga sako, ne.
Paskui, reiškia, neina prie mūsų apsaugos. Sakau, aš galiu sėdėti priekinėje sėdinėje, mūsų apsauga irgi ne. Ir paskui mes jam jau šiaip taip iškovojom, kad jisai gali sėdėti priekinėje sėdinėje, tai jis visą kelią dairėsi. Nors dienotvarkė labai įtempta, jisai keliasi 3 valandą nakties, medituoja ir galvoja, galėtų žmogus nusmesti važiuojant į tą Kauną. Jis visą kelią dairėsi, jis klausė kiekvieno augalo pavadinimu, kas čia. Net įsidėmėjo, išmoko lubinas pasakyti, pavyzdžiui, ir pienė išmoko. Ir viskas įdomu, reiškia kažkokie namukai, kažkokia cerkvė, kažkokia bažnytėlė. Tai va, tas smalsumas gyvenimui vis tiek jo metuose, man atrodo, kad irgi yra be galo svarbi savybė. Nekalbant apie tai, kas yra be galo aukšto lygio ir jogas, nes aš jau esu lankius visas paskaitas apie jogą, apie tantrą, paskaitos, kurios tęsiasi su meditacijos tokiais intarpais, kartais 2 savaitės, reiškia nuo 6 ryto iki 6 vakaro. Reiškia, jisai toj srity irgi yra kaip žuvis vandenyje. Antra vertus, gali būti visiškai paprastas žmogus. Ir trečias dalykas be abejo yra turbūt ta užuojauta, atjauta kitiems žmonėms. Nes jisai, kai pradėdavo kalbėti apie atjautą, apie užuojautą, apie meilę, mes dažniausiai apie tai klausyti nenorim. Reiškia, kad reikia būti geram kitam žmogui, reikia mylėti kitą žmogų. Tai atrodo, tokie dalykai, kad... Ir jisai kartais pradėdavo verkti. Ir jisai taip verkė maždaug 10 minučių, nes jis sako, aš matau viso šito pasaulio skausmą, reiškia. Tos visus kenčiančius žmonės. Ir toksai būdavo iš tikrųjų, reiškia, šokas. Kai jisai sėdi ir dar girdi, kaip jis verkia ir mikrofoną, ir tokia didžiulė pauzė, ir sėdi visi Richardai Gyrai, ir visos tos tokie, kažkokie keisti užklydę turistai, tokie pusiau išprotėję, ir klausosi tos seno, išmintingo žmogaus raudojimo dėl šito pasaulio kančių. Tai tas dalykas man irgi darydavo labai įspūdį. Paskui jie taip atsiprašydavo, sakydavo, atsiprašau, reiškia, čia man tokia meditacija buvo apie pasaulio kančias. Ir vėl toliau pasako, paskui vėl staiga kažką pamato, kokį juokingą žmogų miniojasi, žiūri ir juoktis staiga pradeda. Ir paskui, reiškia, kai klausaisi jo paskaitų, jisai į kiekvieną žmogų labai įdėmiai žiūri. Toks jausmas, kad tave skanuoja, žinai, jis taip įsižiūri į vieną, reiškia, jis žino, senais būna žmonių, kartais, aš nežinau, 5000 kokie jo klausosi. Ir jam kiekvienas žmogus jam yra smalsu. Tai jisai pirmą kartą visą laiką kartojo, kad jisai labai mokosi iš Lietuvos ir tibetiečiam Lietuvą stato kaip pavyzdį. O paskui, man atrodo, kad lietuviai jam buvo šį bei tą, aš turiu omeny mūsų aukščiausius asmenis, prisižadėję kažkokią tai paramą Tibetui ir paskui, reiškia, iš tos paramos nieko neliko. Taip labai negražiai sakant, buvo, reiškia, visiškai sulista Kinija į vieną vietą ir tas Tibetas iš viso pasidarė neminimas. Ir jeigu kalbė apie Tibetą, tampi nusikaltėlį, žinai, ateina policininkas ir tau pasako, prašom, praeikite, sėskite į mašiną. Tai va, ir man atrodo, kad mes tiesiog Tibetą išdavėm, nes Dalai laikas sakė, kad apie Tibetą gali pradėti viešai kalbėti kokia nors kita maža šalis. Ir mes tiesiog likom išdavikai, nors sakau, mes, iš tikrųjų liko kažkas, kas ten sėdė aukštai ir kas susitikinėjo 91 metais su Dalai Lama ir jam kažką žadėjo. Ir paskui netiesėjo. Nes antrą kartą, kai mes kvietėm Dalai Lamą, tai buvo praktiškai nebuvo įmanoma rasti institucijos, kuris sutiktų jam padaryti oficialų iškvietimą, nes visi bijojo. Pats svarbiausia, man užsienio, kai žurnalistai klausia, kokia yra svarbiausia, reiškia, jūsų knygų problema. Tai aš visą sakau, kad laisvė man yra svarbiausia ir yra svarbiausia tiek šalies laisvė, tiek visuomenės laisvė, tiek žmogaus laisvė toje visuomenėje. Pavyzdžiui, kai tada buvo tas su Zemzeminiu tos problemos ir su policija, man tiesiog buvo, atrodo, kad kažkokia banga pagavo ir nunešė mane į tą oro uostą. Ne, aš negalvojau, kad ten tiek dar problemų bus, aš galvoju, nueisiu, vis tiek reiškia, reikia, aš turiu tai padaryti, pastovėti ant su plakatais laisvė Tibetui. Kiekvienais metais kovo 10 čia visam pasaulyje yra rengiamas akcijos būtent Tibeto nepriklausomybę paminėti, mes tą visada darydavom ir anksčiau, kiek atvažiuodavo tų delegacijų, visada viskas praeidavo labai paprastai ir buvo labai geri santykiai su policija. Ir aš tokį turėjau, reiškia, tikrai pasididžiavimą, kad yra mūsų Lietuvos policininkai ir koks nors kinietis jų nevaikys. Nes porą kartų buvo, kad atvažiuoja kiniečių delegacija ir kinietis reikia, jūs ten policininkai rusiškai. Ten сделайте что-нибудь, čia išvaikykite šitos žmonės, o policininkai sakydavo, čia yra mūsų žmonės, mes jų nevaikysim. Ir buvo labai šaunu. Ir tą kartą, reiškia, mes nuvažiavom prie to oro uosto, kur Liepė ten mes atsistojom ir paskui atėjo kažkoks specbūrys, kur jau iš karto buvo aišku, žinai, kad negerai, nes žiūri žmogų į akis, o jis tavęs nemato, būtent tos policininkus. Ir tuo momentu jau, kai Zemzeminis nusileido ir jau turėjo važiuoti, jie mus tiesiog pradėjo versti ant žemės, nors mūsų nesimatė nuo kelio. Čia buvo grynai simbolinis žestas, kad mes, žinai, stovim vis tiek, tiesiog žurnalistai.
kad kažkas Lietuvoje apie Tibetą kalba. Ir ten buvo su baisiausia jėga ir su tokia jėga, kad tu supranti, apstulpsti, reiškia, kad tave taip kaip plunksnelė. Parverčia ant to žemės, tenais neša, pakėlė, dar kažką, tai va šitai buvo. Aš anksčiau turėjau principą, net pas mane plakatas kabėjo nepirkti kiniškų prekių, dabar aš noriu, nenoriu, vis tiek reiškia, pusė mano namų prekių yra kiniškos. Nors tos prekės vienos yra pagamintos, reiškia, vaikų nepilnamečių, kitos yra gaminamos kalėjime, yra visa statistika, trečios yra labai prastos, bet kažkaip einam lengviausių pasipriešinimo keliu ir turbūt tiesiog visuomenė turi būti šiek tiek sąmoningesnė. Aš šiaip sakyčiau, kad esu iš tikrųjų linkęs į religinius išgyvenimus žmogus, bet manau, kad tai yra tikrai labai intimu ir kai apie tai kalbi, dažniausiai tai skamba kaip visiška banalybė, nes kiek mes matom, sakykime, per televizorių įvairiuose laiduose žmonės, jeigu jie pradeda pasakoti savo religinius išgyvenimus, jie atrodo arba kaip idiotai, arba jie atrodo apsimetėliai, tai atrodo labai nerimtai ir tiesiog nesinori tų dalykų nuvertinti ir viešai apie juos kalbėti, bent jau man. Ir reikia išmokti tai pritaikyti, nes iš tikrųjų tu esi savo gyvenimo tam tikrom aplinkybėm šeimininkas ir labai daug kas, nes, sakykime, tibetiečiai, budistai sako, kad viskas priklauso nuo požiūrio ir kad šitas pasaulis yra iliuzija, kurią kuriam mes patys. Tai vat, turbūt nuo kiekvieno ir priklauso, kokiais tai iliuzija susikūrė, kokį tu susikūrė pasaulį ir aplinką aplink save. Ir taip gali susikurti savo kalėjimą, gali susikurti savo laisvę. Tai jūs irgi galite pasakyti, kad jūsų gyvenimas yra iliuzija? Čia yra tiesiog grinai filosofinis terminas, kad iliuzija yra viskas, kad iliuzija yra šitas stalas, iš tikrųjų tai yra tuštuma, o ne materialus dalykas, bet jeigu mes čia įlysime tokius budistinius filosofavimus, tai aš manau, mes iš jų neišsikapstysim, aš nežinau kiek laiko ir pasijusim labai keistai ir turbūt nesaugiai. Jau visos sporto šakos pabandytos, treniruotės visos baigėsi, tai man atrodo, kad baigėsi tavo darbo diena ir mano asistavimas. Palauk, minutėlį. Sveikinu. Aš norėčiau pasakyti tau šį beitą. Rytoj yra ypatinga diena ir aš šiandien norėčiau paprašyti tavo rankos. Filmavimo laikas baigėsi, filmavimo diena jau baigėsi. Tai tada aš eisiu. Gerai.